Ar kada pastebėjai, kad kuo labiau galvojame apie problemą, tuo labiau susipainiojame ir vis tiek nerandame jokio atsakymo? Jeigu taip, paklausyk šį video, jame gausi informacijos, kaip galima spręsti įvairias problemas. Mūsų protas negali sugalvoti atsakymo apie tai, ko jisai nežino. Pabandyk sugalvoti atsakymą apie tai, ko niekada nebuvai girdėjęs ir pamatysi, kad tavo protas pradės sukti seną informaciją, tą, kurią tu jau turi. Tai galima palyginti kaip skalbimo mašinos būgnai. Joje įdedame rūbus ir būgnas nuolatos sukasi, bet iš jo negalime išimti rūbų, kurių tenai neįdėjome. Kokybiški atsakymai mums ateina tada, kai mes atsipalaiduojame, kai pradedame stebėti, kai paleidžiame įtampas, kai paleidžiame tą rūpimą klausimą. Tada atsakymas mums ateina visiškai netikėtai. Pavyzdžiui, kai maudomės duše, po treniruotės sporto, kai važiuojame automobiliu, tas atsakymas ateina visiškai netikėtai, kaip kokia išganinga mintis. Taip, taigi šitas atsakymas. Teko tai patirti, tiesa? Todėl, kai kitą kartą turėsi probleminę situaciją, bandysi sugalvoti atsakymą, bet tau nepavyks, prisimink šitą, kad tau reikia atsipalaiduoti, sustoti, paleisti įtampas, paleisti tą klausimą ir luktelti, kol atsakymas ateis pats. Kviečiu išbandyti šį būdą ir įsitikinti, kaip nuostabiai jisai veikia. O išbandžius, nepamirškit grįžti prie šio video ir komentaruose parašyti, kaip jums sekėsi. Prisiminkite, kad jūsų komentaras gali įkvėpti ir kitus išbandyti šį metodą. Na, o jei turi kokių nors tau rūpimų klausimų, šią ar kita tau aktualia tema, komentuok po šio video ir jeigu matysiu, kad šis klausimas gali būti naudingas ir kitiems, aš padarysiu tau išsamų video atsakymą.